naktį laikrodžius turėsime pasukti valandą į priekį. Lietuvoje atšaukiamas žiemos laikas. Elektros tiekėjai sako, kad laiko kaitaliojimas didelės ekonominės naudos gyventojams neduoda. Psichologai tikina, kad jautresniems žmonėms pasikeitus laikui neretai sutrinka sveikata. Laiko kaitaliojimas tikras galvos skausmas Klaipėdos laikrodžių muziejui. Laikrodininkui šį savaitgalį tenka pasukti visų muziejaus veikiančių laikrodžių rodikles. Taip sukasi jisai, plokštinis. Vieninteliame Baltijos šalyse laikrodžių muziejuje išstatyta 14 000 eksponatų. Tačiau veikia toli gražu ne visi laikrodžiai. Mūsų laikrodininkas maždaug apie 100 persuka jų. Tiek yra šiuo metu veikiančių, tiksinčių laikrodžių. Dienos bėgyje manome, kad jisai susitvarko su ta užduotim. Laikrodžius imta persukinėti 20 amžiaus pradžioje. Tai buvo stengiamasi taupyti elektros energiją ir kurą. Tačiau pasak specialistų, šiandien ši taupimo priemonė nelabai pasiteisina. Šiek tiek sutaupyti gali tik nedaugelis elektros vartotojų. Realiai šito laiko keitimas tiems klientams, kurie, tarkim, šildo vandenį ar būtuose, ar tai namuose iš ryto su elektriniais šildytuvais, tai jiems kaip ir naudingiau, nes ta 1 valanda pasislenka. Jeigu, sakykime, buvo pagal žiemos laiką nuo 23 turint 2 laikų zonos skaitikliai, nuo 23 iki 7 ryto, tai dabar laikas bus skaitikliuose apskaitomas nuo 24 iki 8 valandos. Šią naktį valandą į priekį laikrodžių suks beveik visa Europa, išskyrus Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą ir Islandiją. Nebesukioti laikrodžio pirmyn ir atgal norėjo ir Lietuva, tačiau direktyvos dėl sezoninio laiko galiojimo pratęstos iki 2016 metų. Kai kurios šalys taip pat svarsto galimybę nebekaitalioti laiko. Įrodyta, kad tai kenkia sveikatai. Turintys sutrikimų taip, jaučia žymiai rimtesnius sutrikimus, kaip pavyzdžiui nerimą, sutrikusi miegą dar daugiau, baimę. Na ir vėliau kitokie sunkesni formuojasi dalykai, jeigu tas miego sutrikimas užsitęs ilgiau. Specialistai teigia, kad sveikas žmogus prie naujo laiko pripranta maždaug per savaitę.